diena. Labą dieną. Ar žinote, ar atsimenate savo vaikystės įdomiausią nuotykį? Atsimenu ir labai daug. Gal galite papasakoti? Nu, gal pats įdomiausias nuotykis buvo tas, kad mano vaikystė tai prabėgo kaime. Gyvenau toli nuo mokyklos ir į mokyklą reikėdavo eiti apie 2 kilometrus. Ypatingai buvo sunku eiti žiemą. Turėjau tokį draugą, kuris visada manęs palaukdavo ir palydėdavo. O pagaliau mes išsiaiškinom, kodėl jis mane lydėdavo. Jis turėdavo naminės duonos, o aš turėdavau pirktinės duonos. Jam buvo skanesnė pirktinė duona, o man naminė, nes mama namuose niekada nekepdavo. Užtat mūsų draugystė tęsėsi gan ilgai, apie 3 metus, kol jis baigė 8 klases ir išėjo mokytis kitur. Labai gražiai istorija. Dabar dar vieną klausimą pasakyti. Prašau, paklauskite. Ar turi savo šeimoje žymių žmonių? Turiu. Vienas giminaitis yra Telšių parapijos kunigas. Sabaliauskas pavardė jo. Taip. Gerai. Ar galite papasakoti apie Kražių miestelį? Galiu, nes Kražių miestelėje esu gimusi, augusi. Baigiau Kražių vidurinę mokyklą ir 41 metus atidirbau Kražių gimnazijoje. Dabar esu pensininkė. Todėl apie Kražius prisimenu labai daug, nes Kražiai keitėsi mano akyse. Ypatingai domėjausi, kaip atrodė Kražiai pokario metais. Valančiaus gatvėje buvo likę tik tai 3 namai, visi kiti buvo sudegę. Tai liko Danieliaus parduotuvė, liko Gudmono namas iš tų ir centre, dabar kur yra parduotuvė, šitas didysis namas nesugriauti. Taip Kražiai karo metu buvo visi sugriauti. Labai įdomu. Ar galite papasakoti apie žymų žmogų? Žymių žmonių Kražiuose yra labai daug. Tai mano buvęs mokytojas Edvardas Dirmeikis, su kuriuo mes dažnai susitinkam ir bendraujame. Jis dirbo Kražių muziejuje, muziejininko. Tai Juzefa Ramanauskaitė, tautosakos rinkėja, 3 knygų autorė. Ir kas jūs labiausiai gal domintų apie Juzefą Ramanauskaitę, ką jie yra parašiusi. Na, vieną tokį jos kūrinėlį užrašytą aš norėčiau ir jums papasakoti. Tai yra nepaprastas puodas. Žemaičiai vadina katilu arba sagonu. Na, aš pamėginsiu šitos žodžius kaip tik ir pavartoti savo pasakojime. Gyveno kartą žemaitis. Darbštus buvo žmogelis, nuo ryto iki vakaro dirbdavo laukuose, o kaimynas buvo vokietis, pasipūtęs ir dažnai lankydavosi pas žemaitį ir visaip jam trukdydavo. Vieną kartą žemaitis sumanė pasipūtėlį vokietį pamokyti. Išvirė puodą košės, nukaitė nuo ugnies, žiūrė, kaip tik ir ateina vokietis. Šast tą puodą ir pakišo po suolu. Ateina vokietis, pasodina vokietį ant suolo, o jis ir klausė. Nagi, sako, kas čia pas tave taip, sako, lyg tai burbuliuoja, čia taip man šilta. Sako, nagi, aš košę verdu. Sako, žmona, pažiūrėk, jau tikriausiai išvirė. Žmona pamaišė košę ir sako, taip, sako, jau išvirusi. Vokietis nustebo. O kaip tu košę išverdi be ugnies? Mano katilas yra nepaprastas. Vokietis įsigydė šito katilo. Sako, kodėl jis yra nepaprastas? O todėl, kad aš einu į laukus dirbti, sudedu visus maisto produktus į katilą ir pakišu po suolo. Pareinu, košė jau išvirusi. Vokietis derasi, o kiek pinigų tu norėtum už šitą puodą? Žemaitis užsiprašė gan nemažą sumą. Vokietis pagalvojo ir sumokėjo. Parsineša katilą namo
ir giriasi žmonai. Žmona, va žiūrėk, virsim dabar maistą be ugnies. Ir sudėjo visus maisto produktus, pakišo katilą po suolų ir išeina abu į laukus. Pareina, ogi viskas šalta, niekas neišviria. Suprato vokietis esąs apgautas, paėmė katilą ir ateina pas Žemaitį. Metė jam katilą ir sako, apgavikė tu, ir daugiau su juo nebedraugavo. Žemaitis ir pinigų gavo, ir katilą susigrąžino, ir vokiečių atsikratė. Štai koks gudrus Žemaitis. Labai įdomi pasaka. Gal žinot, kaip buvo įkurta Kražių kolegija? Kražių kolegija? Oi, čia labai daug. Neprisimenu, kaip ji buvo įkurta. Čia anksčiau buvo Kražių kolegija, tai dabar prie kolegijos mūsų buvo pastatas atskiras, jis buvo medinis 2 aukštų, jeigu neklystu. Na ir ten buvo dėstoma įvairiausios kalbos, retorika, tikyba. Įdomu tai, kad Motiejus Valančius čia dirbo ir dėstė tikybą. Dirbo kolegijoje daug įvairiausių žymių žmonių. Na va, jeigu jūs prisimenate, mūsų mokykloje taip pat yra lentelė 1 aukšte ir ten pakabinta, kiek ir kokie žmonės dirbo Kražių kolegijoje. Arba mokėsi, kiek daug jų žymių buvo. Jau. Labą dieną. Labą dieną. Gal jūs žinot kokių legendų apie Kražius? Legenda apie Kražius. Tai apie Katežerį gal aš jums papasakosiu. Iš kur kilo Katežerio pavadinimas. Vieną kartą turtingas žmogus, ponas, pasikinkęs bričkelę tokį 4 arklius ir išvyko pasivažinėti. Ir važiavo jisai per mišką. Grįždamas girdi, kažkas kniaukė. Jam pasidarė įdomu. Kitą dieną vėl jis važiuoja pasivažinėti tuo pačiu keliu ir vėl girdi. Kažkas tai kniaukia. Va nuo to ir kilo pavadinimas Kačių ežeras arba Katežeris. Labai įdomu. O gal jūs kokį įdomiausią nuotykį iš vaikystės, iš jaunystės? Gal iš darbo metų. Aš jums papasakosiu, kaip vaikus aš mokiau keiktis. Kadangi aš dirbau pradinių klasių mokytoja, papasakosiu, kaip vaikus mokiau keiktis. Mano klasės mokiniai dažnai mėgdavo keiktis. Ir tokių keiksmažodžių jie prisirinkę buvo. Tiesiog nežinau, aš čia nenorėčiau jums ir pasakyti garsiai. Tada aš vaikam pasiūliau, vaikai, pasidomėkim, o kaip seniau žemaičiai keikdavosi. Na ir mes pradėjome užrašinėti keiksmažodžius, pačius seniausius. Atrinkome ir išsiaiškinome, kad patys bjauriausi ir seniausi lietuvių keiksmažodžiai yra o tu ruda milo skiautė, kad tave kur velnias nujotų ir rupūžė arba rupūžytė. Nu, sakau, vaikai, tai būtų lyg tai ir negražu keiktis. Aš prisiminiau filmuką, na palauk. Na ir sakau, vaikai, aš jūs pamokysiu, kaip reikia keiktis. Vieną kartą nuėjo vilkas susitiko kiškį ir susitarė, kad eis jie abu į kiną. Kiškis nenori vilko vesti, sako, vilke, tu labai kine keikėsi, sako, aš nenoriu tavęs vestis. Vilkas prižadėjo, ne, aš nesikeiksiu, bet kiškis jį įspėjo. Jeigu tu labai norėsi keiktis, tai keikis gėlių vardais. Tada vilkas ir sutiko. Ateina abudu į kiną, kiškis atsisėdo, o vilko vietoje sėdė kiaulė, tokia riebi, koja ant koja susikėlusi. Vilkas priėjo ir jau norėjo lietuviškai taip nusikeikti, bet kiškis timti jį už skverno ir sako, keikis gėlių vardais. Tai vilkas priėjo ir sako, žiebutė, tulpink iš mano vietos, aš tau, kad užgladiolinsiu, tai 3 dienas rožėm žydėsi. Kiaulė nieko nesakė, atsikėlė ir nuėjo. Va taip aš vaikus ir mokiau keiktis. Keikitės gėlių vardais. Arba senais senoviniais lietuvių keiksmažodžiais. Gal jūs galėtum papasakoti apie labai padukusi savo mokinį, auklėtinį?
Padukusių turėjau daug. Jeigu padukės, tai reiškia geras. Na, bet vienas buvo, kur per 2 dienas 2 mokyklos langus išdaužė. Nu, tai buvo taip. Visi vaikai išdykavo, visi bėgiojo, vienas kitą pastumė, įtrinkt, didžiulis langas išdužo. Paprašėm ūkvedžio, kad įdėtų, surinkom pinigėlius, užmokėjom, tylų ramu. Ant rytojaus tas pats mokinys vėl tiek dūksta, antras langas išlėkė. Na, sakau, Mariau, dabar aš tau jau nebepagelbėsiu. Pareini namo ir viską papasakoju mamai. Tai buvo mano didžiausia bausmė. Žiūriu, padėta pasiekimų knygutė. Parašykit pastabą. Ne, nerašysiu. Pasakysiu pats mamai. Žiūriu, kitą pertrauką, užrašytas telefono numeris. Paskambinkit mamai. Ne, neskambinsiu, pasakysiu pats mamai. 3 dienas vaikas vaikščiojo, nesavas. Paskui sutikau mamą. Sakau, jūs Marius turi kažką tai pasakyti. Pareis mama išklausė, kame reikalas. Atėjo tėvas ir įdėjo langą. Tai buvo mano pats išdykiausias mokinys Marius. Labą dieną. Labą dieną. Gal žinot, kokių istorijų iš savo jaunystės linksmiausių? Iš mano jaunystės linksmiausių. Nu, buvau labai išdykusi, kaip tau pasakys, labai pašėlusi. Na ir gal tokia viena įdomiausia būtų tai, parašė vienas berniukas man laišką. Žinot, tiek gramatinių tų klaidų, tiek klaidų, ištaisiau su raudonuodu, nusiunčiau atgal. Nė vieną kartą daugiau laiško nebegavau iš jo. Ar būdavot mokykloje palaužą? Kokias kvailystės skiriasdavot? Mes mokiniai buvom išdykę, sakyčiau, irgi. Mes buvom antroji laida šitoje mokykloje. Ir mums fizikos mokytojas sirgo, pavadavo mokytojas iš Pakrančio ir mums fizikos pamokas būdavo sekmadieniais. Šeštadieniais ir sekmadieniais. Todėl mes susirinkdavom čia antram aukšte, koridoriuje ir laukdavom mokytojo. Gale koridoriaus būdavo tokie vazonai ir tose vazonuose buvo pridėti akmenukai, tokie apvalūs, gražūs, nuo jūros pravežti. Tai mes mėtydavom tos akmenukus per visą koridorių. Ir atėjo vieną kartą mokytojas, o ten koridoriaus gale tamsu. Kažkas šepetį kyštelėjo, mokytojas pragriuvo. Tai buvo pati didžiausia mūsų šunybė. Nes tą mokytoją atvažiuojančią mes labai nemėgom. O kur jūs gyvendavot jaunystėje? Jaunystėje aš gyvenau Kražiuose, pačiame miestelėje. O ką nors žinot apie Kražius, ką nors? Apie Kražius? Nu, apie Kražius tai daug labai žinau, įvairiausių istorijų. Ir Kražių skerdynės, ir įvairiausios Kražių šventės, garsiausi Kražių roko atlaidai. Kas jūs domina labiau? Nu, ką nors. Kas nors apie šventės kokias. Užgavėnes labai įdomiai švęsdavom mes mokiniais. Jau su pirmokais mes eidavom žydukais visur. Dar kokie šventės čia mums mokykloje labiausiai. Oi, mes mokykloje ruoždavome įvairiausius teminius vakarus. Ir būdavo, ir vaidindavom, ir šokdavom, ir dainuodavom. Būdavo įvairiausi būreliai. Tarp kitko, aš nuo pat vaikystės lankiau šokių būrelį. Grojau kanklėmis, galiu pasigirti, dalyvau dainų šventėje. Va, irgi. O Kražių, pavyzdžiui, istorija kokia nors, kuri atsitiko iš kokią legendą, ką? Legenda apie Kražius, tai aš jau vieną pasakojau, kad apie kitus dabar nebežinau. Gal iš kur kilęs Kražių vardas? Na, nežinom, upelis toks tekėjo per Kražius. Ir pirklys atvyko, atplaukė į Kražius. Na, pirkliai dažnai užsukdavo į Kražius, nes Kražantė buvo labai plati ir gili upė. Siekėsi su Dubysa, Dubysa su Nemunu, kaip tik buvo palanku prekybai. Ir atplaukęs pirklys atsivežė jisai vinių, atsivežė metalinių kirvukų tokių atsivežė jisai druskos, na, o kražiškiai turėjo kailių prisimedžioję ir jie mainė. Šito pirklio pavardė buvo Gražys. Ir yra sakoma, kad nuo to kilo pavadinimas Kražiai.
ar, nu, kai eidavo džidukais, ką jūs duodavo? Visų pirmiausia, mes užgavėnėm su vaikais pradėdom ruoštis jau iš anksto, darydavom mes kaukės įvairiausias ir sutardom, ką mes vaizduosim. Dažniausiai mes vaizduodavom ubagus, vaizduodavome mes atvykėlius iš kitų šalių, tai dažniausiai vat jau, ir persirengdavom įvairiausiais drabužiais. Jeigu ubagai, tai visus lopas ant lopo būdavo, aš būdavau mama, o ten būdavo mano visi vaikai. Na ir mes tokius poterius išmokdavom, prašydavom, kad duotų lašinių, jeigu neturit lašinių, bent kruopų, ten įvairiausių, va tai prisigalvodavom įvairiausių dalykų. Ir mūsų lankytinos vietos būdavo. Visų pirmiausia, mūsų direktoriai išleisdavo iš pamokų anksčiau. Mes ateidavom visą mokyklą, apeidavom visas klases, apeidavom. Ką duodavo, tas būdavo gerai. Toliau eidavom mes į ambulatoriją. Galiu papasakoti vieną nutikimą, kaip mes gydytoją Kazakevičiūtę išgąsdinom labai. Ir žinot, tai vienas vaikas įbėga į ambulatoriją šaukdamas, gelbėkit, o aš einu vaiką nešina ant rankų. Sakau, greitai kvieskit daktarę, greitai vaikas nulpa. Paguldžiau ant sofos, o ta mergaitė niekurus, taip nejuokės, nei nieka, tokie, žinokit, ramiai išmiegojo daktarė Kazakevičiūtė ateina, Jėzau, ką dabar daryti, Jėzau, ką dabar daryti, aš nežinau, nu dabar tas vaikas pradėjo juoktis, nu, įsigalda nusispjovė. Toliau eidavomės į seniūniją visada. Na, seniūnijoje pas socialinę darbuotoją būdavo mūsų taškas jau ten. Na ir prašydavo aš visada pašalpų vaikams. Nu, va, tai visada mus pavaišindavo blynais, saldainiais, sausainiais duodavo ir pinigėlių. Toliau mes eidavome pas seniūną. Na, pas seniūną prašydavau aš visada, kadangi būdavau daugiavaikė mama, prašydavau buto šeimai savo. Na, nueidavom mes ir į paštą, ir į vaistinę, užeidami bet kurią parduotuvę, visada mus visur priimdavo ir vaišindavo. Ir pasakysiu vieną paslaptį, kodėl. Todėl, kad mano vaikai buvo išauklėti, jeigu vaišindavo mus, paimdavo tik po vieną saldainį ir padėkodavo. Jeigu duodavo pinigėlių, paimdavo pinigėlius ir padėkodavo. Pasidalinti mokėjom visi. Ir visada pasakydam, ačiū, viso gero, mes ir kitais metais ateisim pas jūsų, ir visada mus pakviesdavo. Pakviesdavo todėl, kad mes nereketuodavom, neprašydavom, kad mums pridėkit ko nors daugiau, bet paėmom po vieną saldį, sakom, ateis pas jūs daugiau vaikučių, turėsit kom pavaišinti, ačiū, mes daugiau neimsim. Mes būdavom kultūringi. Na, mes apsukdavom daug ir mokinių tėvai laukdavo mūsų, vaišindavo mus kogeliu, vaišindavo mus ir saldainiais, ir močiutė senos mus įsileisdavo, ir prašydavo pašokti, prašydavo padainuoti. Visur mes turėdom savo programą, visur mes, kiekvienas turėdom savo vaidmenį ir visą tai atlikdavom pas žmonės. Todėl mus visada priimdavo. Kaip šventėte Kalėdas? Seniau Kalėdas švęsti, kaip čia pasakius, nelabai tekdavo, gal taip jau ir garsiai. Na, jeigu valgydavom kūčias, tai visada langai būdavo užtemdyti užuolaidom, kad niekas nepamatytų, kad niekas nepaslėptų, pasislėpę, kad niekas nepastebėtų. O tokia tradicija valgyti kūčias tai nuo seno pas mus buvo. Ir Kalėdas švęsam, bet tai būdavo visada darbo diena, reikėdavo eiti į mokyklą mums. Tokių švenčių anksčiau nebūdavo, kaip dabar, kad yra švenčiamos Kalėdos. Labą dieną. Ar jūs jau seniai čia gyvenat Kražiuose? Jau senai. O ką jūs prisimenate, kai jau buvot jaunesnė ir iš Kražių istorijos, ką nors prisimenate? Iš Kražių istorijos aš baigusi Kražių vidurinę mokyklą, tai žinoma ne tokia graži kaip čia. Aš ten baigiau, kur link einant bažnyčias yra langai užkalti. Ten aš mokiausi ir baigiau čia vidurinę. Labai įdomu. O ką nors dar prisimenate iš istorijos? Prisimenu tai, kad
mes labai buvom geri mokiniai. Nu, kaip čia pasakyti, negalite pasakyti, kad bijojo mokytojų, bet mes juos gerbėm. A dabar, kiek suprantu, mokiniai jūs, man atrodo, nelabai gerbėt. Ar teisybė ar ne, tai jūs pasakykit. O kokia buvo jūsų pirma meilė? Mano pirma meilė paskutinė buvo. Pirma meilė buvo irgi Kražiškis ir aš ištekėjau 1963 metais ir vyras buvo pirmas ir paskutinis ir dabar 16 metų jau esu našlė. O kiek metų jūs kartu pragyvenot? Tai kaip čia pasakyti, dabar nebežinau, kaip čia pasakyti, kiek čia mes išgyvenom. Nuo 64 iki 97. 97 mirė. Tai va, paskaičiuokit, kas matematikai. Kur jūs susitikote su savo pirma meilė? Susitikau su pirma meilė Kražių viduriniai. O kur jūs pasibučiavot pirmą kartą? Nu, va, pirmą kartą buvo taip, norėjau pabučiuoti čia Kražius, bet nesisekė. O kai pabučiavot pirmą kartą, kaip jūs jautėtės? Kaip jaučiausi? O kaip jūs jaučiatės? Man atrodo, dabar jaunesni pradeda bučiuotis. Gerai, kaip jau tai yra. Labai gerai, kaip jau čia jausies blogai. O jūsų ta pirma meilė, ar jums buvo visą laiką geras? Buvo visako, gyvenime visako buvo. Ar buvo kokių didžiausių nuotykių kartu su jūsų meilė? Buvo tų nuotykių, vienu žodžiu, jis dirba kolūkio pirmininku, aš tai dirbau Užventės seselė. Labai daug kas kvietė, buvom labai daug vestuvėse ir tose vestuvėse buvom labai daug piršliais. O kaip, ar jūsų meilė, ar jumis nustebindavo kokiamis staigmenomis? Staigmenomis. Tos staigmenos tai būdavo, kada jau šventė kokie, gimimo dieną, vardą dieną pasveikindavo. O kuo? Ir dar atsiprašau, ir dar nustebindavo labai, kaip prigerdavo. O jūs tikrai labai mylėjote jį? Nu, panašiai, kad turim 4 vaikus, tai buvo meilė. O kiek dabar jūsų jauniausiam vaikui metų? Kaip čia dabar pasakyti jau? Mano jauniausiai 2 yra, sūnus ir duktė, dvynukai. 4 iš viso, 3 mergaitės ir berniuks. Visi yra Vokietijoje gyvena ir patys jauniausiai tie 2 gimė 72 metais. Labą dieną. Ką jūs manote apie Kražius? Kadangi aš gyvenu ne Kražiuose, esu atvažiuojanti, tai man labai gražiai patiko. Todėl, kad yra nedidelis miestelis, labai draugiški žmonės, yra daug veiklos Kražiuose. Kadangi ta pati taip pat dirbu kultūros centre, tai jau veiklos tikrai užtenka. Koks linksmiausias įvykis jums buvo nutikęs Kražiuose? Žinokit, labai daug visokių įdomiausių dalykų čia būna. Net sunku atrinkti, kad čia papasakoti. Nu, nežinau, taip staigiai nesigalvoju, žinokit. Ką jūs dar galite šiaip apie Kražius papasakoti? Apie Kražius? Iš istorijos daug nežinau, tikrai. Bet taip tai, sakau, man patinka žmonės, patinka aplinka. Jau mokykla. O ar galite papasakoti apie jūsų pirmą meilę?
apie pirmą meilę. Pirma meilė buvo pradinėse klasėse. Aišku, netolima, kaimynas, kaip dažniausiai greičiausiai atsitinka, ar klasės draugas, ar kaimynas būna, tai. Bet taip ir buvo, tik tais pirma meilė, pasvajojom, pagalvojom, baigėsi. Tokia liūdna gan. Kaip jūs mokėtės ten Kražiuose? Aš mokiausi Kelmėje, dabar Kražantės mokykloje vadinamojoje. Tikrai nebuvau nei pirmūnė, nei ta, kur gaudavau dvietukus. Visą laiką taip jau būdavo 8, 7, nebuvau ta pažangioji. Kokie buvo Kražiai, kai jūs buvote dar visai maža? Žinokit, nežinau, nesu buvusi taip jau Kražiuose. O ką dar, gal galite ką nors papasakoti? Net nežinau, ką čia jums papasakoti tokio įdomesnio. Žinokit, neįsivaizduoju. Taip jau tokio kažkokio nutikimo, kas būtų labai greitai nesenai vykę. Negaliu. Nežinau, ką paklausti. Neturit klausimų. O apie savo darbą ką papasakosite? Apie savo darbą. Mes darbe vykdom visokią veiklą, taip? Pas mus yra ir šokių būna, ir dainuojam, vaidinam. Tai su visko tenka susidurti. Kai jūs pirmą kartą atvykote į Kražius, kokie jums pasirodė iš pirmo žvilgsnio? Aš pirmiausia, kai atvykau į Kražius, kai gavau darbą. Tada aš atsimenu kelionę, atvažiuoju, nuo kalno matosi gražiai, bažnyčia balta, labai gražu. Ir atvažiavus, aišku, nieko nežinau kas kur. Ir teko eiti aplink kultūros centrą, kol suradau duris. Taip jau tokie įspūdžiai, aišku, baimės daug buvo. Ir, nežinau, kol susipažįsti su ta visą aplinką, su žmonėm, tai gan daug laiko išėjo. Kokia jūsų mėgstamiausia vieta Kražiuose? Turbūt kaip dauguma, Medžiokalnis. Gal kas nors juokingo buvo įvykę Medžiokalnyje? Medžiokalnyje, kad taip labai kažko juokingo, ne, bet labai yra, aišku, prisiminimai visokie, kadangi ten vyksta joninės tradiciškai, taip, ilgi vakarai, renginiai, aišku, mes pasirodom savo programą, paskui vyksta šokiai. Apie ką galite papasakoti apie ten Kražių bažnyčią, ten dar kokias nors įsimintinas ten tas vietas? Bažnyčia, aišku, kaip turbūt ir dauguma, labai gražu, balta, taip jau pačioj ten įėjus sena, graži tradicinė bažnyčia. Tokio, kad kažko jau labai išskirtinė. Nesu aš bažnyčių labai gerbėja, nesu įsigilinusi į visas kitas bažnyčias, tai taip, gražu tik tais. O taip, iš savo vaikystės gal ką nors norite papasakoti? Aš net nežinau, taip staigiai nesugalvoju apie vaikystę. Kažko tokio smarkaus nedarydavom, nebuvau tokia padykusi mergaitė, kad jau lipčiau ten į medį ar šokinėčiau nuo aukščiausių kalnų, tai taip jau kažko tokio nėra. Tradicinė vaikystė, žaisdavom su kaimynais, kvadratą, naktim, aišku, gąsdindavom visus praeivius, tai tokio kažko neturiu. O ką dar jūs žinot, gal ką nors? Apie ką? Apie Kražius, apie jas. Žinokit, istorijų sakau, tikrai nežinau, nesu taip smarkiai įsigilinus, kadangi nesu gerbėja istorijos, tai taip jau nelabai. Tik tais, kad Kražiai yra Kražiai. Tikrai. Koks jums mokykloje, koks mokomasis dalykas jums labiausiai geriausiai sekasi?
Man labiausiai patinka matematika, fizika, visi realiai mokslai. Aš jau ant tų realiukų. Lietuvių, jau anglų kalba, tai yra jau kažkokia kančia. Atsimenu, niekada nesisekdavau su šiais mokslais. Kokie būdavo mokytojai? Mokytojai, žinokit, būdavo visokių, kaip ir greičiausiai visose mokyklose. Taip, būdavo draugiški mokytojai, su kuriais galėdavai pasikalbėti, būdavo piktų mokytojų, kurie rašydavo tik dvietukus, ten jau sunkiai gaudavo į gerą pažymį. Ir aišku, būdavo mokytojai, kurie taip nei draugus, nei priešus jau. Ir jie palaikydavo tik šiek tiek ir kaip čia, negirdavo tavęs. Kiekvieną kartą. Kokios buvo pačios pirmosios dienos ten, kai atvykote į Kražius? Pirmosios dienos tai Kražiuose vyko susipažinimas. Be abejo, su žmonėm. Vis tiek atvykus į Kražius reikėjo susirinkti kolektyvą. O tai, norint susirinkti, reikia eiti pas kiekvieno žmogaus, vis tiek su juo kalbėti, prašyti, gal jis ateitų, pabendrautų su tavim. Gal kokią nors veiklą bandytume kartu užsiimti. Tai ir kadangi aš esu tik tais buvau pabaigusi Šiaulių konservatoriją, tai kultūros srity tai taip nelabai žinojau, kas yra kur. Tai teko taip šiek tiek irgi bandyti laviruoti, ieškoti savo srities. Kaip manote, ar Kražių gyventojai yra draugiški? Sakyčiau taip, kadangi jeigu tau reikia pagalbos, tai tikrai sulauksi. Ar iš vieno žmogaus, ar iš kito. Tikrai tave palaikys, tikrai su tavęs neatstums. Ką dar galite papasakoti? Nežinau, ką sakyti. Na, net nežinau, apie ką pasakoti. Taip, iš tų Kražių. Papasakokite, o ar jūs turite vaikų? Taip, aš turiu vieną mergaitę. Ką galite papasakoti apie ją? Tai jinai gan yra imli, viskas yra įdomu. Aišku, labiausiai jai yra įdomu, ką mama dirba darbe, nes kadangi ten ir šoka, ir dainuoja, kažkas kažkur vaidina. Vat jai irgi, o atvažiavus čia į darbą, kolegos, aišku, neatsilieka ir su jie pažaidžia tada. Tai, aišku, yra didžiausia draugystė. Kiek jai metų? Jai yra 4 metai. Koks smagiausias gal įvykis buvo susijęs su ja? Su ja. Kas dabar tokio galėtų būti? Gal aš tą papasakosiu, kokią mes turim tokią įdomią problemą. Jinai, kadangi tokia yra mergina, tai jinai visada, kai paklausė, ką norėtum apsirengti, visada šaukia sijoną arba suknį. Yra tikra mergaitė. Ir mes turim tokią problemą, kadangi mergaitės dažniausiai būna ilgais plaukais, tai į kirpyklą niekaip nenainam. Tai va čia toks įdomus dalykas, kur mergaitė niekaip nenori nusikirpti savo plaukučių, truputį pasitrumpinti. Gal toks. O dabar taip staigiai kažkokio įvykio, žinokit, tai nepaminčiau. Nes kiekviena diena vis kas nors būna naujo. Ką aš daugiau galiu pridurti, tai tada ačiū už atsakymus. Ačiū labai už pokalbį. Labą dieną. Sveiki. Aš norėčiau paklausti, ar seniai atsikraustėte į Kražius? 4 metai. Tai ilgokai. Neilgai, nei trumpai. Norėjau paklausti, koks jūsų įdomiausias įvykis buvo Kražiuose? Pats pirmas. Kai jūs atsikraustėte pačią pirmą, antrą dieną. Gal buvo įdomu tai, kad atėjo kaimynai ir paklausė, ar viskas gerai, ar nieko nereikia, ar viską žinau, kas kokiose vietose. Labai nustebino žmonių rūpestingumas ir draugiškumas. Kiti tai gali pavadinti smalsumu, kišimuosi į kito reikalus, bet aš manau, kad tai yra rūpestingumas. Tai gražu. O jūs, kai atsikraustėte į Kražius, ar jūs turit vaikų? Žinoma. O kiek jūs turit? Gal jūs kom nors užsiimat? Aš esu žurnalistė, 2 vaikiškų žurnaliukų
redaktorė žurnalo Nykštukas ir žurnalo Kutis. Tie žurnaliukai yra skirti vaikams iki 7 metų. Abiejų. Tai noriu paklausti, jūs kada nors esate iš parduotuvės pavogę saldainių ar panašaus? Aš esu pardavėjus paprašęs 1 centų grąžos, kai man negrąžino ir man buvo 8 metai. Tai man atrodė natūralu, aš pagalvojau, kad pardavėja pamiršo, bet kitiems tai atrodė akiplėšiška. Paprašė 1 centą grąžos. O kai jūs atsikraustėte Kražius, kiek jums tada metų buvo? 38. O kai buvote mažesnė, į kokią mokyklą išėjate? Tryškių Lazdinų Pelėdos mokykla, Telšių rajone. Esu tikra žemaitė. Taip. Žinau, kad jūs kuriate eilėraščius, taip? Noriu paklausti, ar juos skaito vaikai? Žinoma. Taip kaip ir žurnaliukus, taip kaip ir pasakas ir knygutes visas kitas. Jau. Noriu paklausti, gal galit nors vieną stulpelį kokį nors pasakyti eilėraštį? Vaikišką? Nesvarbu. Kokį mėgstamiausią savo? Vaikiški eilėraštukai yra visi tarsi padiktuoti vaikų, nes visos tos situacijos yra gimusios grinai iš mūsų gyvenimo, kaip mes gyvenome, kol jie augo, kol jie buvo maži. Tai va, mano dukra Inesa vieną kartą važiuojant mašina pažiūrėjo pro langą ir sako, mama, koks didelis namulis. Aš taip kažkaip pagalvojau, namai stovi dideli, namai, sakau, čia ne namuliai. Ne, sako, va ten, danguje tas baltas namulis. Tai va taip gimė eilėraštis apie namulį. Ne mėnulį, bet namulį. O padeklamuoti vieną stulpelį galėčiau. Tai va, mano akelės žiūrėjo ir keistą dalyką dangui pastebėjo. Ant debesėlio ramiai atsigulęs į mane žiūri didžiulis namulis. Baltas kaip cukrus, storas kaip blynas. Mama, ar gali namulis būti gyvas? Na, o mamytė šypsodama tarė. Koks tu dar mažas, brangusis vaikeli. Ten ne namulis, ten mėnuo tau šviečia. Jo spindulėliai sapnelį pakviečia. Ai, ar svarbu, ar mėnuo, ar namulis, svarbu, kad yra danguje tas storulis. Tai va toks eilėraštis iš tos situacijos. O tai ką jūs veikiat laisvalaikiais, kai jums nereikia dirbti ir jūs taip ir kuriate tos eilėraščius? Mano laisvalaikis yra susimaišęs su darbu, aš nebeatskiriu, kur yra darbas, kur yra laisvalaikis. Tai yra mano gyvenimas, aš negaliu pasakyti, kad aš dirbu, aš gyvenu. Kažkaip taip gavus, tiesiog savaime, natūraliai, gal kartais pasiilgstu atostogų, nes kažkaip viskas persipynė labai. Bet tai yra įdomu, tai yra gerai. O jums Kražiuose patinka gyventi? Taip. O buvo geriau anuose namuose ar šios? Ar anam mieste ar šiame miestelį? Ir ten buvo labai fanai, ir labai daug žmonių gerų, ir draugų liko, ir pažįstamų. Tiesiog gyvenimas neša savo srovę, savo vagą ir manau, kad gyvenime reikia išmokti kaip baidare plaukti. Tiesiog pilotuoti, nes gyvenime būna kaip ir upėje. Posūkis, šaka, kliuvinys, akmuo ir turi labai greitai orientuotis ir labai greitai plaukti. Jeigu tu išmoksti to pilotažo, kaip baidarėje plaukti, tai viskas eina normaliai, ramiai ir iš tikrųjų sutaupai daug energijos ir daug daugiau gyvenime pamatai, negu kad diriesi prieš srovę ir, kiek gali paplaukti prieš srovę, labai greit pavargsti ir visa kita. O į Kražius aš atsikrausčiau, nes labai įdomiai, bet tiesiog to klausimo laukiu ir manau, kad neužilgai jis ir būtų buvęs. Tai tiesiog man patinka paprasti žmonės. Aš myliu paprastus žmonės ir man šalia jų yra įdomiausia gyventi. Ir tiesiog internete įsivedžiau miestelėje gimnaziją. Išmetė keletą miestelių Lietuvos, kur yra gimnazijos ir tada pasidomėjau apie tuos miestelius. Viename iš jų buvo Kražiai ir labai daug apie Kražius informacijos, apie tai, kiek ten vaidinimų, spektaklių, dainų, konkursų, festivalių vyksta. Susižavėjau, atvažiavau. Iš pirmo karto radau namus, kurie buvo parduodami. Aš tiesiog taip atsiradom Kražiuose. Tai jums čia labai pirmąsyk pasisekė.
kai Man atvažiavo? visada sekas. Man sekas netgi tada, kai nesiseka. Iš tikrųjų, tik aš tada nežinau, kodėl man nesiseka. Bet iš tikrųjų, po to, kai permastau, kaip gerai, kada man va, taip tada įvyko ir taip ten va, tas viskas įvyko, nes po to supranti, kad daug labai atradai. Ir gyvenimas nuvedė iš tikrųjų ten į dar didesnį pasisekimą. Šiaip tai visada ir visiems, manau, sekas netgi tada, kai nesiseka, tik mes dar neatskiriam priežasčių. O sugrįžkim dar prie eilėraščių. Nuo kelintų metų pradėjot rašyti eilėraščius? Labai anksti net nepamenu, bet žinau, kad draugė prieš kokį 10 metų kažkaip tai, kai būna senus užrašus, kai turime kažkokius tai pasiliekam atminimus, tai rado mano pirmoji klasėje rašytą eilėraštį, kuris skambėjo panašiai taip: gyvenimas sunkus. Gyvenimas labai labai sunkus, bet gyventi reikia, nors gyvenimas sunkus. Tai va toks mano pirmasis draugės surastas eilėraštis iš kažkada tai. O kas jūs įkvėpė juos kurti? Aš negaliu pasakyti, kad aš juos kuriu, jie ateina. Aš negaliu savo prisimti nuopelnų, kaip ir apie namulį, ar aš jį sukūriau. Tiesiog padiktavo situaciją. Jie tiesiog ateina. Gerai, ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkui. Labą dieną. Labą dieną. Ką Jūs galite papasakoti apie mokyklą, kurioje Jūs mokinotės? Aš mokinausi Nekražiuose, aš mokinausi Kelmėj, dabartiniai Krašantės mokykla, jinai buvo antroji vidurinė. Aš pradėjau mokintis, jinai buvo tada nedidelė, dar net nebuvo pastatyta, kur stovėjo tik tai medinis priestatas ten prie dalios senos mokyklos, kurią paskui nugriovė. Buvo tokie prisiminimai iš mano mokyklos. O kokius Jūs paukštus krėsdavot mokykloje? Mokykloje mes daug paukštų krėsdavom, buvom labai išdykusi klasė. Mūsų klasėje buvo geresni berniukai negu mergaitės, mes būdom labai išdykusios. Tai primastydavom ir muštynių įvairių savo vaikinus, visus berniukus klasės vadindavom muštis į parką. Žinot, Kelmėj, kur stovi tokia balta bažnyčia vokiečių. Tai ten į tą parką mes eidavom mušti savo vaikinų ir primušdavom juos, gerai ten ateidavo su mėlynėm. Mokytoja klausdavo, kas jūs primušo, mes ten iš suolo rodydavom kumščius, jie sėdėdavo galvas nuleidę. Tai buvo visokių nuotykių. Per braižybos pamoką, atsimenu, tokie buvom didesniai. Tokia turėjom labai jauną mokytoją, Boružytę, atsimenu pavardę. Tai labai triukšmaudavom, ten neklausydavom ir vieną kartą išmėtėm kreidos visą dėžutę ir ištirpėm visą klasę. Tai tuomet visiems labai kliuvo. Plovėm visą mokyklą, nes kitos klasės ištipeno po visą mokyklą. Tai atsimenu, kiek plaunam, tai pradžiūva ir vėl baltos grindis. Tai paskui gudriai sugalvojom, labai išlapinom grindis, kad greit neišdžiūtų. Praplovėm, parodėm direktoriui, kad jau visur nebėra balta ir visi įsilakstėm namo. Tai valytojas paskui mūsų klasę labai ilgai keiksnojo, pyko ant mūsų. O ką Jūs galite papasakoti apie savo šeimą? Aš esu vedas, auginu 3 vaikus, jau užaugę mano vaikai, o pati mažiausiai eina į 12 klasę pas jus gimnazijai. Kiti 2 studentai, sūnus šiemet baigė mokslus, duktė kitais metais, kad didelį mano vaikai užaugę. O ką Jūs manote apie Kražius? Kažkada Kražiai, kai aš ištekėjau 89 metais, čia aš gavau šliūbą, buvo toks labai geras klebonas, Mūžis. Ta bažnyčia tokia buvo iškilmingos, tos mano tuoktuvės bažnyčiai, labai gražios, tada ta bažnyčia tokia graži buvo, balta. Ir nuotraukose, po šiai dieną, kur yra ir draugai, kurie nežino būtent, kad aš tekėjau Kražiuose, galvoju, kokiam Vilniui, sako, kokios gražios nuotraukos, sako, kokia graži bažnyčia. Tai jau gražus, tie Kražiai istoriniai, miestelis. Kažkaip parėjau aš į tą kraštą 87 metais į Kražių kraštą ir pamilau jį. O kokių juokingų istorijų žinote apie Kražius? Kokių čia tai juokingų istorijų, Kražius. Čia pas mus vyksta įvairūs renginiai, aišku, kiekvienam renginiui būna kažkokių tai pokštų, o būtent, kad galiu papasakoti vieną tokį pasakojimą.
iš senų žmonių, dabar nebeatsimenu kieno, tai papasako, tai yra, reikia prisiminti, kaip ėjo bernas su merga į bažnyčią. Vieną sekmadienį įsiruošė bernas su merga į bažnyčią. Eina ir sugalvojo jie du pailsėti, atsisėda taip prie tokių krūmelių, ir pradeda glamonėtis. Glamonėjas. Mergai sako, o kas bus, sako, kai nueisim į bažnyčią, reikės klebonų išpažinti, pasakyti. Sako, ką mūdu sakysim? Sako, sakysim, kad nusidėjom. O kiek kartų jinai, sako, klausia, sakysim? Jisai sako, sakykim, kad du, bet nes vis tiek pareinant reikės pakartoti. O kiek žinau, jūs kurite spektaklius ir jeigu jūsų vaikai neklauso, kaip jūs baudžia? Oi, pas mane bausmų nėra. Ir tikrai neklauso, aš leidžiu, žinokit, išdėkaut vaikam. Pas manęs kartais būna repeticijos gan didelis chaosas, žinokit. Pavyzdžiui, aš pasiemu kokius kelius vaikus, dirbu scenus su jais, o kiti, pavyzdžiui, ten, leidžiu, aš, pavyzdžiui, suprantu, aš pati buvau be galo išdykus vaikas, kad aš žinau, kad vaikui atsėdėti tas visas pamokas, kiek jūs susėdėt, yra labai be galo sunku. Nors pajudėti kažką tai padaryti, aš leidžiu, jie išdykauja, mes pašnekam. Aš paprasčiausiai su savo vaikami esu draugė. Jie nežiūri mane, kai čia kažkokia mokytoja, ar kad mes kai draugai esame. Mes kartu ir paišdykaujam, ir pasijukiam, ir palakstom, ir vaikai mūsų nebijo. Bet mes vis tiek pasiekėm, turim tokią sistemą, kad pasiekti gauti rezultatą, kad ir padaryti gerą rezultatą, vis tiek važiuojame konkursus ir laimim ten, ir džiaugiamės visais tais dalykais. Mes mylim savo. Svarbiausia mylėti vienas kitą, skaitau. Nes juk gyvenimas pats yra kaip teatras, ne? Pripažinsis, mes gyvenam ir mes to gyvenimo esame visi aktoriai. Dar klausi, nedrįsti manęs. Koks jums labiausias spektaklis patiko, kurį vaikai vaidina? Žinau, kiekvieną spektaklį kartais, kai atrodo pradedi dirbti, gal net tą pasirinkau, tą darau, nes aš daugiausiai pati rašiau vaikam scenarijų, inscenizaciją spektaklį, kuriu. Bet kiekvienas spektaklis duoda savo, kiekvieną spektaklį pamils, tai myli, tai yra tavo kūdikis. Spektaklis tai mano vaikas. Ačiū už pokalbį. Viso gero.